Sveiki. Tai gerai, kad gimtadienį šiais metais gavau JBL su mikrofonu, tai tikiuosi sklandžiai galėsiu papasakot. Čia pirmai girdėjau daug įdomių klausimų, iš esmės mačiau, kad aktyviai atsakinėjo, atkėlėt rankas, supratau, kad daug kas keliaujat, tik nelabai supratau, ar tikrai visi esat keliavę traukiniu. Ar galit pakelt ranką, kas nesat keliavę? Nu, matau, kad yra nemažai. Šiaip tai siūlyčiau su šitą užduotim tikrai išbandyti šitas keliones, bent jau vietinės, Kaunas, Vilnius kaip pavyzdys, nes iš esmės tai labai keičia įpročius, žmonių įpročius, ypatingai traukia jaunimą keliauti traukiniais. Sakykime, paprastas pavyzdys yra, kai vyksta Žalgirio varžybos ir tuo pačiu metu traukinys važiuojantis iš Vilniaus labai dažnai būna nusidažęs Žalgirio spalvom. Tai, gerai, sugrįžkim iš esmės prie Rail Baltikos projekto. Tai aš gal prisistatysiu, iš esmės esu Vytautas Tilinskas, atsakingas už Rail Baltica projekto įgyvendinimą. Pagrindinės mano atsakomybės yra statybos darbų organizavimas, tai kontaktai su rangovais, viešieji pirkimai, sutarčių sudarimas ir vėliau pats statybų priežiūra ir atsiskaitimas tiek prieš ministerijas, tiek prieš Europos komisijas ir taip toliau. Tai Rail Baltica iš esmės pasižymė labai dideliais prioritetais, nes yra, nepabijosiu pasakyti, didžiausias geležinkelių projektas šiuo metu vystomas Europos Sąjungoje. Tai iš esmės bus sujungta Šiaurės jūra su Baltijos jūra. Ir kaip ir matote pačiam žemėlapį, tai šiuo metu mes jau turim vieną vėžę anksčiau statytą sujungimui su Lenkija, bet de facto ta vėžė yra praktiškai neišnaudojama, ją vežam tik tai pačius krovinius, nes jinai nėra automatizuota, nėra signalizacija įrengta ir tiesiog planuojam dabar lygiai grečiai pastatyti naują vėžę per visą Lietuvos teritoriją. Tai kaip kolegos prieš tai minėjo, geležinkelis, keliavimas geležinkelių, krovinių gabenimas geležinkelių pasižymi tvarumu. Tai tas projektas leis iš esmės pakelti visą tiek Lietuvos, tiek kitų Baltijos šalių ekonomikos lygį, kadangi tiesiog atsiras naujos perspektyvos tiek krovinių gabenimui, tiek keleivių. Saugumas, taip pat istoriškai jau yra taip susiklostę, kad gabenti kariškiam infrastruktūrą, tai kaip pavyzdys tankai, šarvuočiai, visa kita technika yra kur kas greičiau ir paprasčiau tą techniką gabenti pačiais geležinkeliais negu automobiliniais keliais. Tai vėlgi, kadangi dabartinė 15-20 vežėjai mes esam sujungti su Rusija ir Baltarusija pagrinde, tai to saugumo mums neleidžia turėti ir šitas projektas prisidės prie didesnio saugumo užtikrinimo regione. Ir kas be ko žalumas, kadangi statoma nauja infrastruktūra, greitieji geležinkeliai, elektrifikuota viskas bus, tai šitoj vietoj kelionės ir krovinių gabenimas geležinkeliu tiesiog leis mažiau teršti aplinką ir prisidėti prie to didesnio žalumo ateityje. Kaip ir minėjau, tai mes dažnai sakom, kad tai yra amžiaus projektas, tokio dydžio projektai dažniausiai per 100-metį yra įgyvendinami ir skaičiuojami vienetais. Projekte dalyvauja 5 ES šalys, tiesiogiai dalyvauja Lietuva, Latvija ir Estija, netiesiogiai Lenkija su Suomija. Taip, ir tai yra iš tiesų globalus projektas, kurį labai sunku suvaldyti, nes tenka bendrauti ir su kitų šalių infrastruktūros valdytojais, žiūrėti, kokiom problemom jie gyvena. Tai yra greitojo geležinkelio vėžė, kur visoje Europoje yra 3-4 projektuotojai, kurie atitinka reikalavimus projektuoti tokį geležinkelį. Visgi masteliai tiek Lietuvos, tiek Latvijos, tiek Estijos yra pakankamai maži ir
tiesiog trūksta žmonių ir kompetencijų tokio projekto įgyvendinimui. Taip, tai numatomas 10 metų statybų periodas. Pati idėja Rail Balticos aplamai, kad suprast tokio projekto dydį ir kaip sudėtinga išjudinti pačią idėją, tai jinai buvo pirmą kartą iškelta 1991 metais. Prahoje berods ir vėliau tik tai prasidėjo diskusijos dėl to projekto įgyvendinimo, vedamos dėrybos su Europos komisija ir galiausiai esam, kur esam pačioj statybų pradžioj. Vėliau papasakosiu šiek tiek detaliau. Tai bendras trasos ilgis per visas 3 Baltijos šalis yra 870 km. Maksimalus greitis 249, turbūt gali kilti klausimų, kodėl 249, o kodėl nedaugiau, kodėl ne 250, nežinau, ar įdomu kažkam būtų išgirsti. Tai įdomu. Tai iš esmės labai paprastas atsakymas, nuo 250 galėtų visiškai kiti reikalavimai, kur nebūtų kam aplamai turbūt Europoje projektuoti ir tai labai apsunkintų to projekto įgyvendinimą. O masteliai, kadangi šalys yra pakankamai nedidelės, ar tai bus 260 kaip pavyzdys, ar 249, tai jau neturi didelės įtakos. Ir kitas dalykas įgyvendinimo kaina. Prie aukštesnių reikalavimų iš esmės ta kaina gali 30-40% būti didesnė. Tai taip, tai buvo planuojama ir šiuo metu yra daugiau negu 5 milijardai eurų investicija visam regionui. Šiuo metu matom, kad dėl geopolitinės situacijos, dėl prieš tai buvusių COVID, tiekimo grandinių trūkinėjimų, kainos yra išaugusios. Ta dalyką irgi stengiamės valdyti, ieškoti kitų alternatyvų su sprendiniais. Arba svarstysim vėliau galbūt net ir tam tikrą projekto įgyvendinimo etapavimą. Taip, tai projektas iš esmės didžiąją dalim finansuojamas Europos Sąjungos, 85% skiriama iš CEF fondų lėšų, likusias dalis kiekvienoje šalyje dengia valstybė. Tai konkrečiai apie Lietuvos dalį, ką mes čia planuojam daryti, kur šiuo metu esam, tai Lietuvoje planuojam įrengti beveik 400 km greitojo geležinkelio. Projektas šiaip skaidomas į 4 tokius, mes vadinam design priority sectionus, bet, sakykime, taip paprastai kalbant, tai yra atkarpa nuo Kauno iki Latvijos sienos, nuo Kauno iki Vilniaus, nuo Kauno iki Lenkijos sienos ir Kauno mazgas skirtas į atskirą įgyvendinimo fazę, kadangi įgyvendinant pačioje miesto teritorijoje tokius darbus yra pakankamai sudėtinga. Daugiausia esam pažengę atkarpoje nuo Kauno iki Latvijos sienos. Šiuo metu ten turim 3 didelius konkursus, tiksliau sutartis su rangovais, yra prasidėję darbai, tai statom Neries tiltą. Neries tiltas yra pats sudėtingiausias statinys iš visų statinių, ką mes planuojam įrengti per visas 3 Baltijos šalis. Tai yra daugiau negu 1,5 kilometro tiltas per Neries upę, netoli Jonavos, kur nebus jokios atramos ir kolonos pačiam Nemuno vagoj. Tai čia stato italų rangovai šitą projektą, Rizani Decker. Toliau turim 2 sankasų įrengimo sutartis, grubiai sakykime, po 10 ir 17 km atkarpas, kur Lietuvos įmonės Fegdo su Tilsta jungtinėje veikloje veikiančios įrenginėja pačią sankasą. Vietom, kad taip vizualiai papasakot, kad būtų įdomiau, tai tas sankasos įrengimas yra iškasose daromas ir tos iškasos siekia iki 14 metrų gylį. Kai kur reikės iškelt visgi sankasą į 10 metrų aukštį. Taip, tai toliau, ką mes planuojam, tai nusimato 3 tarptautinės keleivių stotys. Panevėžy, visiškai naujoje teritorijoje bus statoma stotis. Vilniui numatoma rekonstruoti esamą stotį, bet tai yra toks globalus projektas su
autobusų stotim, su aplinkinėm teritorijom ir labai stipriai bendradarbiaujam su Vilniaus miesto savivaldybė. O Kaune iš esmės kol kas irgi yra spec plano sprendiniai. Spec planas dar nebaigtas derint, bet iki to prieisiu, bet kol kas neturim aiškios idėjos, kaip pati stotis transformuosis. Taip pat numatom, kad atsiras ir vietiniai sustojimai, kurių planuojama 7, 2 intermodaliniai terminalai, kurie bus sustatomi pačios valstybės. Vienas privatus intermodalinis terminalas jau šiuo metu irgi pradėtas projektuoti privačiom investicijom netoli Garliavos. Taip pat nusimato 2 infrastruktūros priežiūros depai, tai Panevėžy ir Kaune, iš kurių tiesiog bus organizuojama vėliau ateityje esamo naujos infrastruktūros priežiūra. Taip, tai kadangi jau pristatė jums užduotį, šiek tiek gal papasakosiu apie pačią Kauno geležinkelio stotį. Tai Kauno geležinkelio stoties istorija yra pastatytą stotį galima laikyti 1862 metais. Antro pasaulinio karo metu stotis buvo visiškai sugriauta ir 1953 metais iškilo naujas stalinistinės architektūros pastatas, kurį projektavo tas pats architektas Piotras Ašatinas, kuris prieš tai projektavo Vilniaus stotį, tai iš esmės žiūrint iš šono tarp tų stočių galima rasti tam tikrų panašumų. Kiek turbūt galima suprasti, geležinkelio stotis ar autobusų stotis, tai jos dažniausiai apjungia visą aplinkui esančią teritoriją ir lygiai taip pat buvo, kai buvo pastatyta pirmoji geležinkelio stotis, tai aplink stotį įsikūrinėjo fabrikai, tiek metalo, tiek alaus daryklos, ką ir dabar galima pamatyti aplinkui ir steigėsi kitos įmonės. Netoliese anksčiau irgi buvo statoma dirbtuvės ir apgyvendinimo patalpos pačių geležinkelių darbuotojams, bet visai esmė, ką noriu pasakyti, kad stotis tai dažniausiai yra centras, aplink kurį toliau lipdoma infrastruktūra. Ir žiūrint ypatingai į kitų šalių patirtį, matyt labai gerai, kad mes turim tą Rail Balticos projektą, nes tiesiog jau esama infrastruktūra naujų jaunų žmonių poreikių nebeatitinka ir yra tikrai puikia proga tą infrastruktūrą prisitaikyti šių dienų poreikiams ir reikalavimams ir padaryti tą geležinkelį dar patrauklesniu transportu keliauti visiems mums. Taip pat Kauno geležinkelio stoties teritorijoje turim tunelį, tai yra vienintelis veikiantis tunelis visose Baltijos šalyse, kuris yra įrengtas 30 metrų aukščio kalvoj. Jo ilgis yra beveik 1,3 km. Ir šitas tunelis yra įtrauktas į kultūros paveldo registrą. Tarp kitko, kai anksčiau buvo sujunginėjama ir tiesiama 1435 vėžė, tai buvo ieškoma netipinių sprendimų, kad neįrenginėti antro tunelio ir būtų galima užtikrinti susisiekimą. Tai vėlgi buvo priimtas toks sprendimas ir įrengta sugretinta vėžė pačiam tunelį, kas leido neįrenginėti atskiro tunelio. Taip, tai kalbant apie geležinkelio stoties, centrinės stoties teritoriją šiandien, tai pagrinde keleiviai naudojasi 1520 senąją rusiškąją vėžę. Tačiau, kaip ir minėjau, yra prijungta ir 1435 vėžė. Pagrinde ta vėžė keleiviai šiuo metu nesinaudoja ir jinai praktiškai bus pradėta naudoti tik tai pertvarkius visą stoties teritoriją ateityje su būtent naujo spec plano sprendiniais. Šalimais į
į vakarus nuo Kauno stoties yra riedmenų laikymo aikštelė, kur tiesiog jinai atlieka kaip aptarnavimo depo infrastruktūrai funkcijas, sakykime, tai tiek patys riedmenys yra laikomi, tiek reikalinga įranga ir iš tenai organizuojama tiek stoties veikla, tiek aplinkinių regionų aptarnavimas. Tai kaip ir minėjau, šiuo metu šios dalies fazėje yra teritorijų planavimas, ką planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos, nes šiuo metu jau gautas pritarimas iš Susisiekimo ministerijos dėl sprendinių, bet procesas yra pakankamai sudėtingas, reikia gauti vyriausybės pritarimus, kad tą dalyką būtų galima užsibaigti. Tai Kauno geležinkelio stotis iš esmės įsiskirs nuo Vilniaus geležinkelio stoties su naujaja vėže, nes Kaunas taps susisiekimo centru. Vilnius iš esmės, kaip tu pažiūrėsi, bus tik tai atšaka ir šitoje vietoje mes planuojam, kad per Kauną pravažiuos apie 16 traukinių per dieną. Bus užtikrintas susisiekimas su Kauno oro uostu, numatoma atšaka, kur per vieną dieną numatoma, kad keliaus apie 1000, daugiau negu 1000 tiesiog keleivių. Tai vadinasi, vien tik tai iš keleivių pusės, tai turi centras pasikeisti, jisai turi tapti kur kas patrauklesnis. Kaip ir minėjau, šiais metais spalio mėnesį, tai jau artimiausiu metu tikimės pasitvirtinti galutinius spec plano sprendinius. Ir dabar apie tai trumpai galbūt tokie pagrindiniai akcentai, kas yra planuojama pačiam spec plane. Tai kaip pasikeis tos prieigos ar pati stotis, žiūrint į ateitį, tai kas dabar planuojama. Tai numatoma, kad reikės pastatyti naują geležinkelio tiltą per Nemuną, šalia esamo dabartinio geležinkelio tilto. Ir numatoma pertvarkyti visą kelyno išdėstymą. Tai manau, kad šita schema jūsų užduotį bus tikrai labai reikalinga, nes aplink šitą schemą aš taip įsivaizduoju, kad ir turėsit lipdyti visą pastatą, konstrukciją, stogus, peronus, susisiekimus ir taip toliau. Galite atkreipti dėmesį, kad aplinkui stotį yra ir tam tikri kiti objektai, kaip matosi pėsčiųjų tiltas, tai jisai irgi kartu su stoties pertvarkymu bus statomas naujai. Kol kas, kaip ir minėjau, pačiai stočiai, vizualizacijom ar kažkam mes neturim aiškios idėjos, bet aš matyt pasidalinsiu Vilniaus stoties architektūriniais sprendiniais, kad tiesiog pajustumėt tą nuotaiką, kokią mes turim įgyvendinami šitą projektą. Tai kaip aš ir minėjau, pati geležinkelio stotis tai ne tik tai bėgiai, ne tik tai ta vieta, kur tu ateini, įsėdi į traukinį, keičiasi laikai. Iš esmės stotis turi tarnauti, suteikiant visai kitus pojūčius keliaujantiem ir nebūtinai mes įsivaizduojam, kad geležinkelį keliavimui reikia rinktis tik dėl to, kad tai yra patogiau, tai yra daug draugiškiau aplinkai. Kainos prasme, matyt, tai konkuruoja su autobusu, galbūt ir su automobiliu, jeigu automobilį naudojat, ne vienas keliaujat, bet aš traukinius atradau prieš maždaug 7 metus. Ir šio gyvenimo etapu iš esmės 3-4 kartus į savaitę aš nuolatos jo naudojuosi, visada esant progai, taip sakant, sergu profesinė liga. Jeigu esu išvykęs į užsienį, man įdomu pasižiūrėti kitų šalių praktikas, infrastruktūrą, palyginti ją su mūsų infrastruktūra. Ir ko trūksta šiuo metu matyti Lietuvai, kad ta infrastruktūra būtų geresnė, trūksta
trūksta keleivių iš esmės, nes kai bus keleivių daugiau, ta infrastruktūra savaime aišku, kad jinai turės prisitaikyti prie keleivių poreikio. Taip, ir dabar kalbant apie Vilniaus Connect projektą, kuris iš esmės yra šiek tiek galbūt didesnis negu kad Kaune tiesiog sutvarkysim pačią geležinkelio stotį, kaip ir minėjau, Vilniui iš esmės daromas viso rajono sutvarkymas. Tai šitoje pusėje yra autobusų stotis, kurią irgi numatoma kartu integruoti su naujais sprendiniais. Yra geležinkelio stotis, kuri lygiai taip pat yra saugoma kultūros paveldo registruose ir priekinio fasado kažkaip tai pakeisti, panaikinti, stotį visiškai nugriauti, nėra tokių galimybių. Dėl to tą stotį reikia pritaikyti prie samų konstrukcijų ir sujungti su suplanuojamais sprendiniais. Tai šiuo metu kaip tik yra rengiami pirkimo dokumentai, kadangi išrinktas architektūrinis pasiūlymas, kuris labiausiai atlieptų tiek Vilniaus miesto savivaldybės poreikius, tiek visuomenės, sakykime, poreikius, tai pradedamas pirkimo procedūros ir prasidės projektavimo veiklos. Tai projektavimo metu tas darbas jau turės, tai ką architektai sugalvoja, turės būti įvertinama ir parenkami tikslus elementai, skaičiavimai atliekami ir vėliau tikslas išeiti į statybos fazę. Tai turbūt pabaigai, kada čia viso to galima tikėtis, Rail Baltica, didelis projektas, mes turim planą, kuris, sakykime, yra ambicingas, bet planas yra 30 metais užbaigti šį projektą ir atiduoti visuomeniai, leisti naudotis verslams, visuomeniai. Tai nežinau, galbūt kažkokių klausimų yra.